Sveiki atvykę į dar vieną naują video. Šiandienos tema yra SMT. Tikrai ne vienas rašėte ir privačias žinutės, ir mūsų Discord bendruomenėje buvo užklausų būtent klausimais, kas yra SMT, ką jisai reiškia, kaip jį matyti markete. Tai galvoju, kad neatsakinėti kiekvienam po vieną, tai sukursiu šį video ir bus visiems tiesiog prieinama. Šiandieną būtent pakalbėsime, kas yra SMT, kaip jį matyti markete, kokią naudą jis mums duoda ir būtent kaip maksimaliai galime pasinaudoti kaip papildomų confluence mūsų tradinime. Tai manau, nieko nelaukime, galime pradėti. Dabar kas yra tas SMT? Principai SMT yra divergencija tarp koreliuojančių asetų, arba kitaip kainų neatitikimai tarp koreliuojančių asetų. Mano atveju, kadangi aš tradinu futures, tai yra tarp NQ ir ES. Bet divergencija gali būti ir tarp porų, gali būti tarp indeksų ir taip toliau. Tai dabar kaip markete atpažinti, kur yra SMT ir kaip jisai atrodo? Tai šio po kairę turim NQ grafiką, po dešinę ES, du koreliuojantis asetai. Tai būtent turime šiuo atveju, tarkim, higher high, lower high, higher high, lower high, higher high ir kritimą. Tuo tarpu ant ES mūsų koreliuojančio aseto turime higher high, higher low, higher high, higher low, lower high ir tada kritimas. Tai būtent šis skirtumas tarp higher high ir lower high yra SMT. Tai principė, kaip matyti SMT, tai yra skirtumai tarp highs and lows. Šiuo atveju mes turime bearish SMT, tai ant NQ mes turėjome buy side liquidity sweepą ir ant ES mes neturėjome. Tai būtent šis skirtumas ir yra SMT. Dabar galime pažiūrėti, kaip atrodo bullish SMT. Tai analogiškai lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ir ant ES turėtume lower low, lower high, lower low, lower high, higher low ir kritimas. Tai būtent šis skirtumas tarp highs and lows, kaip ir minėjau. Dabar kuo mums tai naudinga, tai principė dažniausiai šioje vietoje mes galime žiūrėti tai kaip į Turtle Soup entry modelį. Tai būtent turime kažkokį tais break of structure, ne, šitoje vietoje, tai čia galime turėti entry. Kaip pavyzdys, jeigu mūsų turime clear liquidity targetą, ne, viršuje, tai būtent kadangi turėjom buy side liquidity sweepą, o ant ties neturėjome, arba atvirkščiai bet kokiu atveju, arba galime čia, nežinau, gaudyti kažkokį fair value gapą galbūt, ne, ir atsidarinėti nuo fair value gapo. Viskas priklauso nuo jūsų modelio. Tiesiog tai yra dar vienas kaip papildomas ir tikrai veikiantis confluence marketas tarp koreliuojančių asetų. Dabar galime pasižiūrėti realių pavyzdžių, kaip tai atrodo markete. Na, va, turime realų pavyzdį būtent rugpjūčio mėnesį. Tai turėjome čia tokią kaip ir struktūrą, konsolidaciją vienu momentu. Ir būtent šitoje vietoje, būtent NQ, po kairę turime ES chartą. Tai bet būtent šioje vietoje mes turėjome liquidity sweepą, būtent sell side, ir lyginant su ES būtent, matot, neprasweepino šitos vietos. Tai būtent šitas skirtumas ir yra mūsų SMT, būtent didesniam time frame. Štai mūsų SMT. Ir kaip ir kalbėjau, vat būtent turime čia neprasweepintą, ant NQ turime sell side liquidity sweepą ir iš karto va turime šioje vietoje mūsų break of structure, ne, arba change in state. Ir čia kaip pavyzdys galim, mūsų turėtų būti open, ne? Ir nežinau, kažkoks tais mūsų external liquidity, ne, targetas. Aišku, čia jau swing traderiam, bet ir čia būtent buvo mūsų bullish SMT. Dabar galime pasižiūrėti, surasti pavyzdį kokio bearish SMT. Na štai šiame pavyzdyje būtent turėjome kilimą į viršų ir padarėme ant NQ highs, šioks toks skirtimas į viršų, konsolidacija. Ir būtent šioje vietoje ant ES mes turėjome liquidity sweepą, o ant NQ, kaip matome, neturėjome. Vat būtent galite matyti su kursorium. Būtent visas šitas skirtumas ir yra mūsų SMT. Ir kaip matome, kaina krenta į apačią. Žinoma, čia didesniam time frame viskas, bet kokiu atveju tai vyksta realiai visiškai nuo time frame nepriklausoma. Tai vyksta ir 15 minučių time frame, ir 5 minučių, ir netgi būna ir savaitės arba daily grafikuose. Visiškai nėra skirtumą. Skirtumas yra galbūt tas, kuris, pavyzdžiui, 1 minutės time frame aš nepasitikėčiau SMT, na bent jau labai retai, kadangi gali, kaip sakant, SMT ten vienas po kito nesvaikšto, kadangi per didelis judesys stebint būtent
marketą. Bet kokiu atveju galite panaudoti tai kaip dar papildomą confirmationą didesnio time frame'o turimam targetui. Taigi turiu dar vieną pavyzdį, būtent kaip galime SMT pamatyti jau viduje mūsų modelio. Tai kaip pavyzdys turime external sell side liquidity sweep, internal sell side liquidity sweep. Čia kažkokį prasweepina manipulaciją, turime šioje vietoje change in state, ne? Ir retestinamės į mūsų sudarytą galbūt fair value gap ar kitą mūsų compliance, ne? Ir dažniausiai mūsų entry šioje atveju būtų kažkur šioje vietoje, ne? Mūsų internal liquidity, buy side liquidity arba galbūt external kažkur tais buy side liquidity, ne? Bet dažniausiai po grįžimo tai mūsų targetas ir būna pasiektas, bet kartais nutinka taip, kad nepasiekia mūsų internal buy side liquidity šiuo pavyzdžiu, ne? Ir marketas grįžta, prasweepina dar šią vietą, padaro dar papildomą manipulaciją ir su koreliuojančiu assetu galime šioje vietoje būtent pastebėti SMT. Tai čia jau būtų kaip pavyzdys, jeigu žiūrim kaip į entry modelį, tai būtų 5 minučių arba kad ir tos pačios 1 minutės fair value gapas, SMT. Tai būtent jau tada viduje modelio mūsų, ne, dar papildomas confirmationas, žiūrime SMT galbūt ir tada jeigu matome SMT, change in state, fair value gap retestas, žodžiu, ir tuomet galime žiūrėti kaip į dar vieną confluence. Kaip tai atrodytų realybėje, tai kaip pavyzdys, čia mūsų yra po kairę ES, po dešinę NQ, turime abudu modeliai atrodo bullish, tarkim, čia turime change in state, būtent ant NQ, ne, turime pakilimą, grįžta į fair value gapą ir būtent viduje modelio, ant fair value gapo, kaip pavyzdys, būtent šioje vietoje mes neprasweepinam mūsų highs, lows tiksliau, o ant jas prasweepinam. Tai būtent mums duoda dar daugiau confidence, ne, galbūt atidaryti mūsų poziciją ir būtent jeigu esame bullish ir mūsų targetas draw yra būtent buy side liquidity kažkur viršuje, ne, ar external ar internal, tai būtent mums dar vienas kaip confirmationas atidaryti poziciją, arba jeigu jau esame atidarę būtent ant change in state, aš asmeniškai laukiu dažniausiai pullbacko į fair value gapą, bet žinau, žmonės atidarinėja iš karto ant change in state, ne? Tai šiuo atveju ypač jeigu dar galime pasinaudoti, jeigu turime SMT ir kilimą į viršų, breikinam šitą struktūrą, tai mes galime iš viso dar pasimažinti stop lossą, ne? Būtent iki SMT jau viduje modelio. Taigi SMT yra tikrai stiprus dalykas. Tai būtent kuo daugiau jūs jo naudosite, tuo daugiau ir pamatysite realiu laiku. Tai mano rekomendacija būtų būtent įsijungti chartą, backtestinant galbūt, ieškoti SMTs, žiūrėti bet kokius time frame'us. Mano mėgstamiausi time frame'ai, kur aš ieškau, tai būtent 15 minučių ir 5 minučių. Kaip sakau, būna ir minutėje panaudoju, bet jau žiūrėti būtent ant entry, kad ir šiuo pavyzdžiu galima žiūrėti minutę arba 5 minučių. SMT. Bet principė saugiausia yra 15 minučių ir bet kokiu atveju kartais būna rečiau susiformuoja, bet 4 valandos ir žodžiu, nesvarbu laikas. Tai būtent tikrai, jeigu jau norite pasinaudoti šio papildomo confirmationu, jums padės tikrai tradingė. Tiesiog reikia daug žiūrėti, stebėti. Kiekvieną kartą marketus backtestinant, tai tikrai mano rekomendacija tokia. Na ir viskas. Ir tiek šiam kartui, galėsiu ateityje padaryti tikrai detalesnį galbūt video dėl SMT, bet principą bazę, manau, visi supratot. Tai dėkui, kad žiūrėjote ir iki.